Retušuolis. Nu, nuotaikos būna geresnis, būna geresnis, būna geresnių varžybų ir geresnis nuotaikos. Mes laimėjom, bet ta pergalė nėra labai saldi, todėl kad mes žaidėm tikrai blogai. Ne blogai, o labai. Daug Vilnių gavot? Ne, Vilnių negavom, bet mes turim patys savo duot Vilnių. Patys savo duot Vilnių už tokį žaidimą. Mes norėjom šiandien žaisti po vieną. Nelogiški sprendimai buvo ir gynyboje, ir puolime, todėl kad mes turim išvadas padaryti patys žaidėjai. Todėl kad mes iš tikrųjų nedarėm tą, ką darėmės prieš varžybas, ką liepė treneris. Bet gal priešingai, kad šis naudą? Be abejo, reikia visą laiką pasimokti iš klaidų. Teisingai jūs sakote. Ir dabar darysim išvadas, dar rytoj varžybas ir mums gera pamoka bus prieš Stambulą. Jonas Kazlauskas dar teigia, kad jums labai reikalingas tas triukšmas salėje, nes Maskvoje to nėra. Jūs laukia Eurolygos finalinis ketvirtas. Šiandien sutikite? Man iš tikrųjų, aš stebiuosi kiekvieną kartą, kaip atvažiuoju Siemens areną, kaip palaiko sirgaliai. Labai malonu. Ne dėl to triukšmo, 3 klaidas labai greit padarė? Ne, gal ne dėl triukšmo, todėl kad gal norėjau, kad ko geriau būtų, bet išėjo kaip visą laiką. Skambina Danutė? Danutė Gauskambina. Rytdienos varžovės finale parankytai komandai jum ar nėra labai? Nežinau, žiūrėsim. Žinom, žiūrėsim, mes dar nenagrinėjom, bet mes maždaug žinom, ką šia per komandą. Jie dabar turėjo daugiau laiko, jie turi mažiau varžybų, jie gal dabar turės daugiau jėgų ir kitaip žais. Todėl, kad nagrinėsim šiandienos varžybos, kurie žaidė su Lokomotyvu ir tada darysim išvadas ir žiūrėsim, kaip žaisim. Tai gal paskutinis dėjimas kolegai, top 10 gal buvo? Kolegai, aš mane nenustebino, aš dar geresnių.